Tai šis kanalas, mano kanalas. Tai jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, nuo mano skalbinių virvės, pradeda vokti mano džiausiamas skalbinis ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklus komentaras. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kurie siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą ir įžeidimai ar įžeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Dar kartą apie logiką ir kaip jos pagalba atskirti išanalizavus manipulaciją. Yra kažkokia visuomenė, kurios didesnioji dalis yra banduomenė. Kodėl banduomenė? Todėl, kad jie pastoviai ieško savo ant sprando piemenų. Kaip tai kaip? Lakstydami į tos rinkimus į tą lochotroną ir atiduodami savo balsus. Aš jau čia kartuojuosi, vėl nežino kiek kartų. Tai va, dabar sakykim tą valdžią, kuri perimusi balsus buduliu, kurie nesugeba patys už save prisimti atsakomybės, nusprendžia, kad jo mums reikia daugiau negu mes turime. Mes norim platesniai, plačiau žingsniuoti per gyvenimą. Mums neužtenka to komforto, reikia mūsų poreikiams daugiau. Buduliai ten palauks ir pasako, sakykim, atvyksta pas tos budulius, kurie jūs išrinks, sako, mums suprantat, mums, tai yra tai valdžiai, bet pasako, mums visiems turėdami, kad ir tiems buduliams, nors tiems buduliams nereikia. Reikėtų dabar padaryti taip ir visiems nuo to būtų geriau, bet tik tai valdžiai būtų geriau. Jeigu nuo tų budulių bendro kokio pirago, tarkim kaip ir buratinų atsiena ir sako, nuo bendro pirago nuo šiol mes nuo jūsų buduliai nurieksim, suprantat, 10 buratinų tokį dydžio kasnį. Ir buduliai, kaip čia dabar taip, 10, čia labai didelis kasnis ir taip toliau, prasideda tokios derybos. Tai sako, tie išrinktieji buduliam, tai mes jums už tą 10, suprantat, duosim kitoj vietoj. Biški mažiau, nes, matot, kitaip neišeina, ne mes čia renkam tam ir tam, tuos kasnius tokius didelius. Reikia dalintis ten su dar kažką, buduliai nepatenkinti, aišku. Tai tada atvyksta vėl į kokį nors kitą derybų raundą, tie valdžios atstovai sako, gerai pasitariam, kad mes jums už tą 10 duosim biški daugiau negu praeitas iki siūlėm. Vėl buduliai, ne, per mažai, čia mums nieko už tai neišeina ir taip toliau. Vietoj to, kad iš vis nesiderėtų, kad neduosim net to 10 ir apseisit, bet to jie jau derėsi dėl kainos, ką jie galėtų gauti už tą 10 buratinų, kuriuos iš jų žada atimti tą valdžią. Tada tie valdantieji, sakykime, pradeda siuntinėti savo klaunus į visokius susitikimus, ten vieni aiškina taip, kiti taip. Sako, gerai, ten. Mes sutinkam ne 10, bet 7 paimti. Tuos kaip nors pasitenkinsim, jūs 3 sutaupysit. Vėl tokia manipulacija vyksta, neurolingvistinis programavimas. Buduliai galvoja, ne, blemba, tie 3, ta nuolaida 3 tų buratinų yra mažoka. 7 vis tiek, jeigu nukirs, per daug. Ir vėl ten derybos ir visa kita. Ir visokie tai valdžios klaunai ten atvažiavę. Nesvarbu, kokie jie partijuotai, kas prieš ką, kas už ką, vėl ten sekančiose derybų raundus. Gerai, sutinkam, sakykim, gerai, per pusę, nukerpam tada ne 10, bet 5 buratinus mes paimsim mūsų visų reikmėms. Kaip sakau, jie pasiėmė savo reikmėms, savo ambicijoms tenkint, kad jiem komfortas išliktų, o buduliam, ir daugiau ten mes negalim nuolaidų daryti, suprantat, 5, kaip sakant, paimsim nuo tų 10, 5 paimsim, o 5 jums lieka, čia tikrai gerai, pusę per pusę. Buduliai pamasto, galbūt kažkas ten biški nepatenkintas, bet bendroji sumuoja, kita banduomenė, visa yra bandos instinkto veikiami, buduliai pamasto, gerai, tebūnie taip. Ir ką, pasiima tie, kurie planavo pasimti 10, kaip sakė, kad mes paimsim 10,
pasiima tos 5 palieka, nu kaip ir aukso vidurys rastas, ir tie patenkinti, ir tie. Bet kas įvyko iš tikrųjų? Iš budulių atėmė pusę jų turėto. O va tie savo slaptuose planuose, tie valdžia, kurie irgi 5 pasiėmė, pusę vat nuo tų 10. A jie savo pirminiuose planuose buvo planavę tik tai 2 paimti. Va čia ir įvyko ta manipulacija. Kai jiems reikėjo tik tai 2 buratinų. Bet jie savo šabloniuką tokia atidirbtą pasakė. Nuvarė užreikė 10, nusiderėjo iki 5 ir galutiniam variante pasiėmė 5. Tai yra daugiau negu planavo. Vietoj 2 planuotų 5 pasiėmė. Tai kas čia išlošia? Ar supratot, ką dabar papasakoju? Na, jeigu nesupratot, atsisukit vaizdainį iš pradžių ir vėl pasiklausykit.